inconnue. Je veux danser avec toi. L'amour nous unira. Na ir teko garbė iš tikrųjų pabuvoti vienoje valtyje ir su eršketais, ir su Andrėjum, kuris yra žuvivaisos skyriaus vyriausiasis specialistas. Žuvivaisos skyriaus vyriausiasis specialistas, kurių dėka šitos gražios žuvis užaugo ir atsidūrė neryje, ir paskutinės taipogi išplauks šiek tiek toliau į gylį. Nu, Andrėjau, papasakok, nuo kogi viskas prasidėjo, visas tas auginimas? Pradžia buvo dar prieš porą tūkstančių metų. Tuo metu, kaip prie Kanados gyvenantis eršketas atplaukė į mūsų Baltijos jūrą ir išstūmė tuo metu gyvenusi mūsų Baltijos eršketą. Ir nuo tų laikų jis apsigyveno ir gyveno gan ilgai. Paskutinis užregistruotas oficialiai sugavimas Lietuvoje 1975 metais užregistruotas netoli Palangos. Bet nekontroliuojama verslinė žvejyba, vandens užterštumas, nerštaviečių naikinimas, užtvankų statymas ant upių nulėmė šios karališkos žuvies nykimą mūsų upėse. Bet nuo 2011 metų kartu bendradarbiaujant su Gamtos tyrimų centru buvo sukurta reintrodukcijos programa, kuri yra patvirtinta 2 ministrų iki 2020 metų. Ir remdamiesi tą programą, nuo 2011 metų mes pradėjome reintrodukcijos darbus Lietuvoje. 2012 ir 2013 metais žuvininkystės tarnyba įsigijo Kanadoje paimtus ir apvaisintus aštriašnipio eršketo ikrus. Ir jau pati inkubacija vyko mūsų poskyriuose. Išleisdami žuvį mes nežinojom, kas toliau vyksta su žuvim, kur jinai plaukia, kiek laiko užtrunka migracija nuo išleidimo vietos iki Kuršių marių. Todėl nuo 2012 metų mes pradėjom mokslinius tyrimus. Žuvis buvo ženklinta vidiniais radiobanginiais žymekliais, kurių dėka mes sužinojom, kaip migruoja aštriašnipis eršketas. Buvo pastatytos 3 stotelės prie Jonavos, Vilkijoj ir Rusnėj, kurios fiksavo kiekvieną praplaukiančią žuvį. Pavasario išleidimą sudaro didesnio svorio individai. Kiekviena žuvis yra sveriama, yra matuojama ir kiekviena yra paženklinta individualių žymeklių išorinių, kuris turi savo numerį. Ta mes darom tam, kad žvejai mėgėjai arba žvejai verslininkai pagavę žuvį praneštų mum, kur žuvis buvo pagauta, be abejo, ir numeriuką patį. Dėka to mes žinom, kada šita žuvis ir kurioje upėje buvo išleista. Taipogi mes palyginam svorius, palyginam ilgius. Dažniausiai žuvis pagauta Lietuvoje, jinai priauga svorį. Taipogi kaip ir jos ilgis padidėja. Bet tarkim, tolimiausiai numigravęs eršketas, mūsų ženklintas, sugautas prie Alandų salų. Tai jis kaip svėrė pusę kilogramų Lietuvoje, taip ir nuplaukęs į Alandų salas, taipogi svėrė pusę kilogramų. Šiandien mes žuvinam 600 vienetų paauginto aštriašnipio eršketų iš Rusnės poskyrio į Neries upę. Kaip jau minėjau, kiekviena žuvis yra suženklinta ir aš manau, kad mes jau po truputį galim pradėti šį, taip sakant, Grožį ir leisti. Grožį ir leisti. Tai ačiū tau, Andrėjau, už tokį gražų pokalbį, už tokią gražią iniciatyvą. Manau, kad ne paskutinį kartą mus pakvietėte dalyvauti tokiam gražiam renginiui. Ačiū už dalyvavimą ir už pagalbą. Iki pasimatymo. Iki. Tai štai toks tikrai įspūdingas renginys ir reginys. Ir tikrai mes, Lietuvos meškeriotojų sąjunga, pasižadame daugiau tokių rodyti vaizdų, aktyviai dalyvauti visuose įžuvinimuose, tyrimuose. Ir jums, mėlieji meškeriotojai, ir ne tik, visi Lietuvos žmonės, perteikti informaciją, ne vien tik neigiamą, kad brakonieriavimas, traukimas žuvų tinklais, bet ir teigiamą informaciją, kad Lietuvoje vyksta ir geri dalykai, kad yra tikrai daug suinteresuotų žmonių atkurti žuvies išteklius Lietuvoje, kad visiems būtų smagu ateiti prie upės, pasidėti su meškere, pagauti gražų eršketą, lašišą. Ačiū vyrams, kurie užsiema šiuo dalyku.
tikrai reikia jiems paspausti rankas ir manau, kad kuo daugiau mūsų bendraminčių bus, tai Lietuvos ištekliai žuvies tikrai padidės ir Lietuva pagaliau pataps žuvų rojumi. Na ir aš visus noriu pakviesti juridinius asmenis, vabus, ne vien tik tai susietus su žukle, šiaip bent kokias įmonės stoti į Lietuvos meškeriotojų sąjungą ir taip prisidėti savo gražiais darbais prie Lietuvos išteklių gausinimo. Kol kas gali stoti tik tais juridiniai asmenys, na, o greituoju laiku pažadame, tai tikrai labai greituoju laiku, pažadame, kad ir fiziniai asmenys galės prisidėti savo iniciatyvą įstoję į Lietuvos meškeriotojų sąjungą prie Lietuvos žuvų išteklių atkūrimo. Na, o aš vėl teleportuojuosi atgal į Miniją. Pabandžiau priekyje, nieko gero. Nu, čia toksai paramėjimas, tačiau yra tokios aktyvesnės srovės ruožas. Bandysiu ten, irgi pakankamai klasikinė vieta, kur turėtų laikytis. Rolai yra! Haha, pagaliau! Debiutanto sėkmė. Ne tik Kalėdos stebuklų metas, bet ir Velykos. Noriu visiems priminti apie Marija Voblerių seriją skirtų būtent upėtakių gaudymui. Ir būtent šis modelis MJ1 skirtas sekliam gaudymui, nes jisai neria iki 0,5 metro. Ir būtent ant šio modelio Marius sugavo pirmąjį savo upėtakį. Na ir jisai yra neutralaus plūdurumo, dėl to labai tinka tokiose seklesnėse, truputėlį ramesnėse vietose, kur netokia didelė srovė. Jis puikiai laikosi, nevirsta ant šono. Tikrai rekomenduoju pasižiūrėti, atkreipti dėmesį. Yra tikrai gerų spalvų ir, kaip ir matėme, vienas upėtakis būtent ant jų ir buvo sugautas. Na, kita serija galbūt mano pati mėgstamiausia yra. Tai yra MJ1 50 mm. Toks, manau, tipo labiau ir jisai, matote, jau yra su prailgintų liežuvėlių ir neriantis iki metro, pusantro metro. Ir jisai skirtas tokia vidutinėje srovėje gaudyti. Manau, tipo jisai toksai yra pasyvesnis, labiau upėtakis, kai netoks aktyvus, kai medžioja atsargiai, nes jo ramesnis toks darbas. Ir jo giminingasis brolis yra praktiškai, netgi sunku juos būtų ir atskirti, tačiau atkreipkite dėmesį, vienas yra, sakiau, pilveliu, o kitas yra grynai minau tipo. Šis wobleris daugiau kaip krankiukas toks, per pusę su minau tipais, irgi neria iki pusantro metro. Ir jisai toks šitas jau burbuliukas, jisai pakankamai gerai stovi ir stiprioje srovėje, kur stipri srovė yra ir giliau. Tai vat, rekomenduočiau tada naudoti šitą modelį, arba kai upėtakis yra aktyvus, jisai daug barška, tarška ir agresyviai vibruoja, skleidžia visokius iš šono virpesius ir taip tikrai į save atkreipia dėmesį. Noriu priminti, kad yra krišlių draudimas. Ir jeigu kartais užkimba, pagautus krišliukus reikia būtinai paleisti. Iki gegužės vidurio.
Ate. Nu, ačiū vyrai už žuklę tikrai. Šauni buvo, pakankamai žuklė, pagavau tą savo pirmąjį upėtakį. Laimingą. Velykinį jo, manau, kad ne pirmą ir ne paskutinį kartą aš čia atvykau su jumis pažvejoti. Kiek žinau, kad nemėgsti vaikščioti daug kilometrų, bet dėl šito žuvies verta. Taip, taip. Šį Verta. kartą numyniau tikrai nemažai kilometrų. Nu, įdomu buvo, įdomi upė, gražus vaizdai, gražus oras, viskas buvo super. Taip. Jūs žiūrovai dar kartelį sveikiname su Velykomis, o mes kaip visada su jumis susitiksime po savaitės tuo pačiu metu. Iki! Viso.